Mes kalbėsime apie žmogaus elgesio prigimties tyrinėjimą. Manau, mums galėtų padėti tai, jeigu grįžtume šiek tiek į praeitį ir kaip pavyzdį paimtume primityvų į žmogų. Sakydamas primityvų, turiu galvoje tokį, kaip prieš 1000 metų džiunglėse gyvenusius medžiotojus. Jeigu jūs atidarytumėte laikrodį ir parodytumėte jiems mechanizmus esančius viduje, jie negalėtų jums pasakyti, kaip sudėtingai ir kaip apskaičiuotai viskas pagaminta. Jie negalėtų šito padaryti. Suprantate, kodėl? Palauk, Žakai, ši kamera neįjungta. Tęsk, Žakai. Jūs turite įsiklausyti kiekvieną žodį. Taigi, jei psichologas nori sužinoti, kaip dirba smegenys, arba, tarkime, neurologas, ką jis daro, tai judina pirštus, taip nustatydamas, kuris smegenų plotas tampa aktyvus. Suprantate? Ta pati galima nustatyti, kai mąstome, sprendžiame problemas. Jie gali išaiškinti, kurioje smegenų vietoje įvyksta suaktyvėjimas. Tai viskas, ką jie gali padaryti. Bet jie negali jums pasakyti, kad tai teisinga ar neteisinga, gera ar bloga. Jie gali rasti vietas smegenyse, trinktelėdami jums į kelį ir taip nustatydami elektrinius signalus iš skirtingų smegenų vietų. Jūs galite ištirti smegenis, bet tai jums nepasako, kaip jos dirba. Suprantate? Yra daug žmonių, kurie bando išstudijuoti mąstymą. Jūs negalite jo išstudijuoti. Tai tas pats lyg paimti primityvę technologiją. Paimti ją prieš 100 metų, parodyti jiems tranzistorių ir paklausti, kas tai yra. Jie negalėtų pasakyti, kas tai yra. Jie nežinotų, kas yra tranzistorius. Jie nežinotų, kas yra kondensatorius. Jie nežinotų, kas yra elektros lemputė. Na, o jeigu mes paklausime chemiko, jis galėtų mums pasakyti, ką apima tranzistorius, kad tai tam tikras kiekis magnio, silikono. Suprantate, apie ką aš? Bet jis negalėtų pasakyti, kas tai yra. Smegenų studijavimas jums visiškai nieko apie tai nesako. Jūs turite studijuoti smegenų reakcijas, priklausančias nuo aplinkos. Smegenys yra reaguojantysis mechanizmas. Kai išviečiate į akį ryškią šviesą, ji tai reaguoja. Taigi jūs galite pasakyti, kiek stipriai ar nestipriai ji reaguoja, bet jūs negalite pasakyti, kas tai yra. Smegenų studijavimas jums nieko neduoda, nebent jūs studijuojate jų santykį su aplinka. Paukštis, nors ir su sparnais, negali skraidyti ten, kur nėra oro. Ir jis nustotų skraidyti, jeigu jūs uždėtumėte jam deguonies kaukę. Jis plasnotų savo sparnais, bet nenorėtų pakilti nuo žemės. Kurį laiką jis net bandytų išskristi. Tik su oru jis pradėtų judėti. Jei jis nuleistų vieną savo sparną žemyn, nukreiptų sparną į vėją, taip jis pasisuktų. Paukščiai instinktyviai nežino, kaip reikia skraidyti. Jis plasnoja savo sparnais įvairiomis kryptimis. Todėl, jei jis nori nuskristi, kur jam reikia, jis plasnoja savo sparnais žemyn ir taip juda į priekį. Jei jis plasnoja štai taip, sustoja ore, jeigu jis kolibris. Norint išstudijuoti paukštį, turite išstudijuoti aplinką, kurioje jis gyvena. Suprantate? Nėra būdų, kaip išanalizuoti smegenis ir pasakyti, koks yra žmogus. Tai priklauso nuo aplinkos konteksto. Taigi, jei aš noriu analizuoti žmogaus elgesį, ką aš iš tikrųjų analizuoju, yra žmonių reakcijos į jiems duotą aplinką. Aš negaliu tyrinėti žmogaus elgesio, aš galiu tyrinėti jų reakcijas. Kai kas nors nudegina, jie atsitraukia nuo to. Kai šalta, jie galbūt priartės prie to, žiūrint kokią situaciją. Jei žmogus braido žemyn upe ir pamato plaukiančią žuvelę ir jis norėtų ją pagriebti, paprastai jam nepavyktų. Bet jeigu jis užsimotų tinkleliu, judesys būtų greitesnis nei su ranka. Tokiu būdu jam galbūt pavyktų pagauti žuvį. Primityvios smegenys neatrodo kitaip.
Jei jūs turite milijardus asociacijų su būbų, su abstrakčiais dalykais, jūs esate ramus, nes tikite tais, kurie jums davė jų reikšmes, kad suprastumėte, apie ką jie kalba. Jums net nereikia žinoti, apie ką jie kalba. Šitaip negalima nieko daryti. Turi susidaryti bendrą vaizdą ir tada savęs paklausti, ko nori. Kokio pasaulio tu nori. Taigi, aš turiu skirtingų miestų piešinius. Šitie miestai turi tikslą ir jie nėra paprasti miestai. Šių miestų tikslas yra padaryti dalykus tinkamus žmogui, į kuriuos jis reaguoja. Nes nėra kito pasirinkimo. Žmonės, kurie gyvena mieste, jaučia daug skirtingų reakcijų į jį. Tai mano namai, čia gimė mano senelis, tai mano mylimiausias miestas, bet jie iš tikrųjų nesupranta, kas yra miestas ir kam jis tarnauja. Jie naudoja tokius žodžius kaip užuovėja. Namai yra užuovėja. Bet kai tu dėvi nardymo kostiumą ir neri po vandeniu, tai uždara aplinka. Užuovėja skirta gyvenimui po vandeniu. Jei žmogus išskrenda į kosmosą, jis su savimi pasima orą, kuris jau yra kostiume. Ir tame kostiume jis turi įvairią įrangą, kurios jam gali prireikti, atliekant misiją. Bet jeigu jūs jam duotumėt knygą pasiimti kartu su savimi, novelę, tai būtų tik nereikalingas svoris, nes tokia knyga niekam netarnautų. O jeigu jūs jam duotumėte skubios pagalbos knygą, kaip elgtis, kai baigėsi deguonis ar vyksta kas nors nenumatyto, tai jau būtų kažkas. Bet knyga apie tai, kaip indėnai gaudo žuvis, neduotų jokios naudos kosmose. Mūsų visuomenė yra perpildyta tuom, kaip indėnai gaudo žuvis. Čia galybė nereikšmingos informacijos, nereikšmingiam žmonių poreikiams. Ar viskas turi būti moksliška? Jei ne, tai taps mažiau svarbu. Ar yra vieta ne vien mokslui? Sakydamas ne vien mokslui, jūs turite galvoje spekuliacinės savokas? Ar moksliškai, aš nežinau, pabandykime įsiaiškinti. Ar tai reiškia, kad jūs išsiaiškinsite? Nebūtinai. Jūs išsiaiškinsite, jeigu turėsite atitinkamus reikmenis. Taigi, jūs negalite klausti, kas yra smegenis arba kaip jos veikia, nebent išskirtume situacijos kontekstą. Manau, kad kai kurie gyvūnai reaguoja į dydį. Jei meška atsistoja, ji nesistengia jūsų nustebinti savo dydžiu. Ji tiesiog atsistoja. Ir jei jūs į tai sureaguosite, meška atsistos dar kartą. Bet taip nėra, kad aš atsistosiu, nes atrodysiu didesnis ir taip išgąsdinti tą vaikiną. Meška taip nemąsto. Neurologas, kuris nori išstudijuoti žmogaus elgesį, užaugo tikėdamas laisva valia. Todėl jam turėtų būti skaudu, nes jis nebegali nieką žiūrėti objektyviai. Nes nėra tokio dalyko. Jis tik gali parašyti, kaip žmogus pamatęs lavą ir ją įkišęs pirštą nuo jos atsitraukia, nesidegina. O štai chemikas nori sužinoti, kas yra lava. Jis sako, yra tiek ir tiek magnio, daug išsilydžiusių uolienų, bet vis tiek duoda jam pavadinimą ir vadina ją lava. O tai reiškia, kad žodis yra kažkam priskiriamas. Jei asmuo elgiasi blogai, arba jei elgesys nėra susijęs su situacija, kai pavyzdžiui esu matęs, kai berniukas suvažinėja automobilis ir jo motina sako, jis negali būti miręs, jis turi būti gyvas. O tai reiškia, kad situacija neprimtina. Jos reakcija išreiškiama jausmų pobūdžiu, o ne tiesiogiai susijusi. Arba jeigu jūs ką nors mylite ir jis staiga miršta, jūs sakote, jis negali būti miręs. Juk jis dar ką tik valgė dubenėlę avižinį dribsnių. Jūs galite tik pasakyti, aš šito nesitikėjau, tai labai neįtikėtina, neįtikima. Galite kalbėti apie savo santykius. Jeigu jūs sutinkate asmenį ir jam sakote, aš apsimetinėju, jis turėtų tūkstančius neurologinių asociacijų, žinote, smegenyse.
Arba dar kitas asmuo turėtų 40 000 asociacijų. Jei kalbėtumėte daugiau, jam taptų aiškiau. Kuo aiškiau, tuo mažiau asociacijų. Jei asmuo labai paprastas, jis sako, Dievas norėjo, kad tai būtų, todėl viskas, kas yra, taip ir turi būti. Bet tai jums nieko nesako, išskyrus to žmogaus suvokimą. Priežasties naudojimas neveiktų, nebent jos aprūpintume priežasties įrankiais. Tačiau nėra tokių kaip priežasties įrankių, išskyrus konkrečius priežasčių įrankius, kaip skraidinti aitvarą, kaip pagaminti ratą. Tai yra konkretu. Priežastis, kodėl žmonės elgiasi blogai ar prastai, yra todėl, nes jie dalykus supranta paprastai. Kartą vienas žmogus man pasakė, kai paklausiu jūsų klausimo, aš niekada negaunu atsakymo, aš gaunu paskaitą, nes ten nėra jokio atsakymo. Jei vaikinas sako, kodėl mano brolis pyksta, todėl nes jis piktas, štai kodėl, bet tai jums nieko nesako. Taigi jūs turite prisiminti, jei asmenys kalba taip paprastai, jūs tiesiog neturite tiek laiko, kad viską sudėliotumėte į savo vietas, kad viską suprastumėte išsamei. Nebent jie sakytų, aš norėčiau žingsnelis po žingsnelio sužinoti, kas padarė mano brolį piktą. Ir tai gerai, nes tai parodo tam tikrą tyrinėjimą. Net jeigu jie mokosi žodžius, nežinodami jų reikšmės. Taigi jūs turite jiems parodyti, kad dauguma dalykų remiasi primityviomis reakcijomis. Pavyzdžiui, pradeda žaibuoti. Primityviai mąstantis asmuo mano, kad tai vyksta todėl, nes pyksta gamta, arba pyksta Dievas, arba pyksta žaibų Dievas. Kad ir kaip jie bemąstytų, jums tai nebūtų priimtina. Bet jei nuo čiabuvių pasimtumėte jų kūdikį, jūs galėtumėte jį išugdyti moderniajam pasauliui. Nesvarbu, koks primityvus asmuo bebūtų, jūs galite pasiėmę jų kūdikius, padaryti jos mokslininkais, chemikais, bet kuo. Bet jei pasimtumėte suaugusį, būtų sutrypiama jo asociacijų sistema. Jeigu atsivestumėte primityvų į žmogų į oro uostą, jis nežiūrėtų į lėktuvus turėdamas požiūrį į jos sparnus, statramsčius, važiuoklę ir nesistebėtų visais šiais komponentais. Jis negalėtų to padaryti. Jis galėtų tik žiūrėti išsišiepęs, taip kaip jūs žiūrėtumėte į medį, nesuprasdamas jo anatomijos. Jūs negalite matyti medžio. Anatomas mato daugiau nei medį. Jis mato augalo fiziologiją. Arba jūs galite matyti ryškiau nei jis. Užtat jis žino, ko ieško. Jei tai būtų medžio žiedai, tai jam pasakytų, kokio amžiaus šis medis, ar pagal žiedų plotį galėtų pasakyti, ar tai buvo sausra ar patvinė tuo metu. Jis išmoko skaityti jų pobūdį. Kai aš sakau, kad nėra tokio dalyko kaip žmogaus prigimtis, aš sakau, kad yra reakcijos į aplinką. Kai kurios yra svarbios, kai kurios yra visiškai nereikšmingos. Vaikinas klausė, kodėl tu nuplėkei savo vaiką? Jis atitrūkęs toli nuo temos atsakytų. Todėl, nes mano vaikas manęs neklausė. Bet tai nėra atsakymas. Tai yra ištisa istorija. Kai žmogus turi paprastesnį supratimą, jūs negalit su juo diskutuoti apie žmogaus prigimtį, nes jie jau turi nustatytą supratimą apie tai, kas žmogaus prigimtis yra. Kai kurios charakteristikos ar savybės yra perduodamos iš kartos į kartą. Bet jei mūsų elgesys būtų nustatytas, mes po šią dieną gyventume urvuose. Katalikų šventikas man kartą pasakė, yra dalykai anapus fizinių. Tu nori padaryti pasaulį geresnį, tačiau yra dvasiniai aspektai. Ir aš paklausiau, ką turiu omenyje dvasiniai? Tu turi omenyje nerakini durų, priemi visus į savo namus, maitini alkanus. Oi, ne. Taigi žodis dvasingas turi apibrėžti, ką turi omenyje. Tikrai dvasingas asmuo skleidžia mokymus religijos arba idėjas, kaip rūpintis kitais. Jėzus niekada nieko neparašė, jis kalbėjo su žmonėmis. Ir žmonės sakydavo, aš manau, jis turėjo omenyje tai, ne, jis turėjo omenyje kitką.
Ir tada Dievas, sakykime Dievas, senukas sėdintis ant debesies, kuris žino viską. Jis visagalis. Jūs neturite jam nieko sakyti. Jis sukūrė kiekvieną vabalą, kiekvieną medį, kiekvieną galaktiką. Ir tada Jėzus išdrįso jam įsakinėti. Štai kur jis įžeidė jį. Prieš tai, kol jie nukryžiavo Kristų, jis pažiūrėjo į dangų ir pasakė, Tėve, atleisk jiem už tai, kad jie nežino, ką daro. Dievas atsakytų, o, aš apie tai net nepagalvojau. Kaip jūs galite melstis Dievui, kaip jūs galite kalbėti su juo? Jūs negalėtumėt susikalbėti su Einšteinu tais laikais, bet jie visada bendrauja su Dievu. Jie mano, kad turi ego problemų, kad jie yra specialiai atrinkti. Žydai, Dievo išrinkti žmonės, vokiečiai, pagrindinė rasė. Visi tie egocentriški žmogeliai mano, kad jie yra atsiųsti čia, kad vesų pasaulį geresnę kryptimi. Taigi dauguma žmonių nežino, kaip atsirado žemė, nežino, kaip atsirado gyvybė, taigi jie sukūrė Dievą, kuris sutvėrė vyrą ir moterį, tada jis išspyrė juos iš to nuostabaus sodo. Kaip jis tai padarė, gyvatės vaikščiodavo stačiomis ir gyvatė pasakė, suvalgyk pažinimo vaisių. Kas sukūrė gyvatę? Dievas, bet jis tave myli. Sukūrė gyvatę ir tada jį pasakė, išduok savo geriausią draugą su jo žmona. Tokia buvo vilionė. Taigi gyvatė buvo tokia bloga ir Dievas įtūžo ant to, ką pats sukūrė. Ir pasakė, nuo dabar tu šliaužiasi ant pilvo. Jie turi dar vieną dalyką apie arklius. Priežastis, dėl kurios arkliai miega stovėdami, nes kažkoks šventas žmogus paprašė arklio, kad jis perneštų jį per upę ir arklys atsakė, ne, nuo šiol tu miegosi stovėdamas. Taigi turime tokias kvailystės. Galilėjas rado kriauklę ant kalno viršūnės. Jis jas nunešė į bažnyčią ir pasakė, gal kažkada kalnas buvo po vandeniu ir buvo išstumtas į viršų. Ir kunigas pasakė, ne, velnias padėjo juos, kad tave suklaidintų. Taigi visi, kurie tikite į Dievą, turite pagalvoti, kad Dievo žmonės sukuria panašų į save. Vyrukas supykęs sukuria potvinius, ligas, tai nėra Dievas. Ir jeigu jūs neseksite Biblijos, Dievo mokymų arba savos religijos, degsite amžinai. Jis skamba labiau psichopatą, o ne Dievą. Kartą aš paklausiau Einšteino, ar tu tiki į Dievą, jis atsakė, į kurį. Jis žinojo, žydų Dievas sakė, jei žmogus išdurs tavo sūnaus akį, tu išdurk jo sūnaus akį, akis už akį, dantis už dantį. Krikščionių Dievas sakė, kai kas nors tau trenks į žandą, atsuk ir kitą žandą. Visi tie dievai yra kvailiai, kuriuos sukūrė žmogus, jie labiau panašus į juos pačius. Supykis sukelia potvinius, ligas. Ir jei jūs sakytumėt, kodėl Maras išmarino pusę žemės populiacijos, bažnyčia atsakytų, mes privalom kentėti už savo tėvų nuodėmes. Mokslas yra, kai Maras pradeda naikinti žmonės ir jie sako, mes nežinome, kodėl tai vyksta. Ir tai labai gerai, aš nežinau. Taigi jie randa užkratą žiurkėse, kurios užkrečia žmonės maru. Ir jie pradeda naikinti žiurkių populiaciją ir sunaikina marą. Aš nesakau, kad mokslas yra tobulas, tačiau jis yra arčiau mūsų problemų, negu bet kuri kita sistema. Taigi, kai žmogus kuria įstatymus, tai reiškia, kad jis neišsprendžia problemos. Visi žmogaus sukurti įstatymai yra BS, bad science. Visi žmogaus sukurti įstatymai nesprendžia problemų. Jie sukuria įstatymų. Ko iš tikrųjų reikia? Yra rašoma, vairuokite atsargiai, greitkelis slidus, kai šlapia. Taigi diegiame stabdžius greitkelyje ir jis nebėra slidus, kai šlapia ir metam lauktą ženklą. Jie taip pat sako, vairuokite atsargiai mokinių perėją. Mes suprojektavome greitkelį, kuris atrodo kaip viena kolona, sujungta su kita kolona. Ir kai vaikas paspaudžia mygtuką, greitkelis pasikelia štai taip. Taigi jokia mašina negali pervažiuoti vaiko. Suprantate, štai ko iš tikrųjų reikia. Niekam nereikia jokio ženklo. Tie kvaili politikai nėra technikai. Žmonės iš tikrųjų nežino, ką daryti, taigi jie iškelia ženklus negalima vogti, nevok, nemelok. Tai nekeičia žmonių. Galite nuėję į kalėjimą pamatyti vyrus aplink kaklą nešiojančius kryželius. Aš prisimenu Antro pasaulinio karo metais, kai bažnyčios vyskupas laimino karo tankus ir kareivius. Beje, jis buvo katalikas.
O kitoj šaly kitas kunigas laimino kitus karo tankus ten, tie patys viskupai, ta pati religija. Religingi žmonės ypatingai kvaili. Jei atsiversumėt Bibliją, pamatytumėt, kad Nojaus arka turėjo būti bent jau kilometro ilgio, kad sutalpint po 2 kiekvienos rūšies gyvūnus. Baltąją mešką, žirafą, žinot. Ir laivas turėjo būti pilnutėlį šūdų. Kas juos išvalė? Taigi istorijos Biblijoje nėra blogos, jos fantastiškai elementarios. Kvailos istorijos apie atsistojusi Mozę ir perskirusi Raudonoją jūrą. Dievas galėjo perkelti žmonės į kitą kranto pusę, neperskirdamas jūros, o vien sprakteldamas pirštais. Ir jie sako, Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiti turėtų amžiną gyvenimą. Bet jei jūs paanalizuosite tai, liudininkai remintis Bibliją sako, kad po to, kai Jėzus buvo nužudytas, jis prisikėlė ir iškeliavo atgal į rojų, bet kur po velnių aukojimas. Suprantat, paskaitykite Bibliją, tai tokia krūva nesąmonė. Parašyta labai neišprususio žmogaus. Mokslas netikrina visų dalykų. Jie sako, mes norime sužinoti, kaip viskas prasidėjo. Iš kur atsirado žodis pradžia? Iš Biblijos. Sako, buvo didysis sprogimas. O kas buvo diena prieš didįjį sprogimą? Iš kur Dievas atsirado? Kas jį padarė? Kas jam suteikė darbą? Niekas neklausė šitų klausimų. Kodėl jie tiki į Dievą? Todėl, nes jiems niekas pakankamai nepasakojo, kaip veikia gamta. Jūs galite paimti plieninį kamuolį ir įkaitinti jį kelis milijonus laipsnių. Ir jis išgaruos. Bet jis nesustoja egzistavęs, jis toliau egzistuoja kaip spinduliuojanti energija arba išgarinta. Taigi mokslo knygos sako, materija negali būti sukurta ar sunaikinta, o tai reiškia, kad ji niekada neprasidėjo. Net kai aš mirsiu, jei mane palaidosit vieną pėdą po žemę, visi augalai augs aukštesni virš manęs, visi kirminėliai bus stambesni. Tai kas nutiks su fresku? Jis taps dalis kažko kito. Taigi dalykai, kuriuos tu suvalgai, yra tai, kas tu esi. Tavo ląstelės, jei suvalgai viščiuko, kiaulės mėsą, pavirsta į žmogaus ląsteles. Taigi jūs esate padaryti iš to, ką suvalgėte. Augalai iš tokių dalykų. Jie visada buvo čia. Ir kai mirsit, dujos išeis į paviršių, audiniai bus suvalgyti kirminėlių. Man tai nepatinka. Aišku, norėčiau išskristi kraštą, kur viskas bus gerai. Ir turėčiau baltus sparniukus. Visų angelų nupieštų bažnyčios sparnai yra per maži. Jie turėtų būti mažiausiai kūno ilgio. Bet jei angelai galėtų skraidyti be sparnų, štai kur nėra jokios prasmės gyvenime. Tai yra labai sunku priimti. Žmonių ego. Jie mano, kad fresko yra čia tam, kad padėtų padaryti pasaulį geresnį. Na tai komplimentas man, bet aš į tokias nesąmonės nekreipiu dėmesio. Aš žinau, kad gamta neturi jokios prasmės. Taigi jie sako, mes turime akis, kad matytume. Tai skamba prasmingai visiems normaliems žmonėms, kurie yra visiškai buki. Kartą į mano laboratoriją atėjo mokslininkas ir pasakė, akių paskirtis yra matyti. Aš jo paklausiau, ar tu iš tikrųjų tuo tiki, jis pasakė taip. Taigi aš jį nuvedžiau į spintą, uždariau duris ir pasakiau, matyk. Jis pasakė, aš nieko nematau, jung šviesą. Taigi tu turi akis ir matai, jei yra šviesa, bet neturi akių tam, kad matytum. Jie mano, kad tu turi ausis, kad girdėtum. Ne, tu turi ausis ir girdi. Kai kurie gyvūnai sukinė ausis įvairiomis kryptimis. Du ūkininkai vaikščiojo keliu ir vienas pasakė kitam, girdėjai, broliai Raitai bando sukurti skraidantį aparatą, kitas vaikinas nusijuokė, nusispjovė ir pasakė, jeigu dievulis būtų norėjęs, kad žmogus skraidytų, jis būtų gimęs su sparnais. Na, jei dievulis būtų norėjęs, kad tu dėvėtum rūbus, tu būtum gimęs su kostiumu. Jei jis norėtų, kad tu gyventum name, būtum gimęs name. Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Politika buvo gerai prieš 100 metų. Šiandien politikai visiškai negeba spręsti jokių problemų, nes jie nesimokė elgesio supratimo, nesimokė agrokultūros, nesimokė okeanografijos. Jie visiškai nieko nežino apie veiksnius, kurie veikia pasaulį. Taigi jie kalba tai, ką žmonės nori girdėti.
tam, kad būtų išrinkti. Na, o mokslininkai nėra suinteresuoti visuomenės pritarimui. Ką jie daro, net jei visas pasaulis mano, kad Žemė plokščia, jie sako, jūs klystate, štai mes turime įrodymus, kurie remia faktą, kad Žemė yra apvali, bet jie nesako, ji truputį apvali, truputį plokščia. Taip daro politikai. Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Pinigai buvo sukurti patogumo dėliai prieš daug metų. Anksčiau turėdavai gabenti sunkumą iš obuolių, kad jos galėtum išsikeisti pomidorus. Tokia buvo senų laikų prekyba. Bet kai buvo išrasti pinigai, tautai reikėdavo su savim nešiotis tik smulkius geležiukus. Ir tai buvo lengviau gauti obuolių, pomidorų ar kiaušinių, duodant žmogui monetą, vietoj to, kad su savimi atsigabenti 50 kiaušinių ar vištų. Pinigų vertė būdavo nustatoma susitarimu tarp žmonių, tam, kad nereikėtų su savimi tampyti sunkių dalykų. Vėliau tai tapo labiausiai korumpuota priemonė pasaulyje. Jis sugadino žmonės. Jie pradėjo pardavinėti vienas kitą. Jei jis norėdavo, kad kongresmenas darytų taip, kaip jam būtų naudinga, įkišdavo jam tam tikrą kiekį pinigų, kad tai padėtų jam būti išrinktam. Ir taip nusiperkama nauda. Tas pats vyksta su farmacinėmis kompanijomis, autokompanijomis, bankais. Visos sistemos visame pasaulyje, naudojančios pinigus, yra iš esmės korumpuotos. Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Karas yra žodis, kuris buvo sugalvotas, kai viena teritorinė grupė žmonių atėmė žemės iš kitų. Jie naudojo jėgą ir žiaurumą, ir karas buvo būdas tai daryti. Tu šaudai kitus žmonės, vagijų išteklius savanaudiškiams tikslams. Ir tautos kariauja nuo tada, kai žmogus išrado ginklus. Ir tol, kol tu išradinėsi ginklus, tol turėsi karą. Karas yra priemonė, apsaugoti tai, ką tu pavogei iš kitų. Nėra tautų, kurios susikūrė iškart būdamos didelės. Jos susikūrė būdamos mažesnės ir plėtėsi atimdamos žemės iš kitų žmonių. Jie pasimdavo neprašyti, jų niekas nekviesdavo į tą žemės. Jie jas tiesiog atimdavo, žudydami, naudodami jėgą ir žiaurumą. Karas yra pats netinkamiausias būdas spręsti nesutarimus. Dėl to aš ir esu prieš Pentagoną ir kariuomenę. Nes jie ir turėtų būti tie, kurie rūpinasi tuo, kaip spręsti nesutarimus ir suvienyti tautas bendriems tikslams. Tai yra rūpintis aplinką vieni kitais ir atstatyti sugadintą aplinką. Štai ką aš norėčiau matyti karinėje santvarkoje. Norėčiau matyti, kaip vietoj to, kad milijonai kareivių treniruojami būti žudymo mašinomis, būtų mokomi tapti problemų sprendėjais. Nusiųsti jos atgal į mokyklą, mokyti jos socialinio mokslo, socialinių dalykų, psichologijos, sociologijos, taip jie papildytų kultūrą, nebūtų naikintojais. Buvo žmogus vardu Albertas Fišas. Nežinau, ar iš jūsų kas nors prisimenate jį. Albertas Fišas buvo gerai atrodantis ponas. Jis suvalgė 45 vaikus. Paklaustumėt, kaip kas nors gali daryti šitokius dalykus.
Aš pabandysiu truputėlį papasakoti apie Alberto Fišo aplinką, kurioje jis gyveno. Kai jis dar buvo mažas, kažkur 10 metų, jis čiupinėjo savo privačias kūno vietas. Jo mama nuo senų laikų buvo baptistė ir jam pasakė, tu eisi tiesiai į pragarą, degsi amžinai. Ir tas vaikas, Albertas Fišas, su adatomis susibadė savo genitalijas, nes jis nenorėjo degti pragare. Ir jis savo kiemo draugams nupjovė privačias kūno dalis, nes jis norėjo juos apsaugoti. Jeigu jūs augote iškreiptoje aplinkoje, kokioje mes gyvename ir šiandien, kiekvienas teisėjas, kuris trenkia plaktuku sakydamas 30 metų kalėjimo, yra ignorantas, nes jis neturi nemenkiausio supratimo apie veiksnius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Veiksnius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Formuoja žmogaus elgesį. Prieš daug metų primityvios visuomenės naudojo karius ir policiją, kad valdytų žmonės. Vienas išradėjas atėjo pas žemvaldį ir pasakė, aš žinau pigesnį būdą daryti tai. Tam nereikėtų tiek daug karių. Ir žemvaldys paklausė, koks tai metodas? Jis atsakė, na, aš galiu suprojektuoti liepsnas einančias iš mano burnos. Turiu keletą dalykų, kuriuos galiu padaryti ir žmonės į mane žiūrės su nuostaba. Ir tada jie klausytų to, ką aš sakau. Jis pasakė, aš atėjau iš aukštybių. Atėję iš aukštybių gali per storiausias sienas matyti, ką tu darai. Ir jei tu paimsi ką nors, kas tau nepriklauso, jis galės tai pamatyti ir po to, kai tu mirsi, degsi amžinai. Tai buvo metodas valdyti žmonės. Nors karalius galėjo nužudyti bet kurį, kas jam nepatinka, nukirsti galvą tam kalės vaikui atsikratyti kokios kultūros. Jie visą tai darė, bet nežudyk buvo toje bendruomenėje. Ir žmona, būdama paklusni, leido tam vykti lengviau, nes kitaip moteris protestuotų dėl savo situacijos. Jie turėdavo prisiekti senam žmogui dėl to, ko jis norėdavo. Taigi senas žmogus nurodinėdavo jam. Jei vyras dirbdavo, kažkam jis nevogdavo to, kas jam nepriklauso. Vagystė buvo nusikaltimas. Taigi žmogus, kuris atlikinėdavo magiją, kontroliavo daugybę žmonių. Jis buvo kunigas senais laikais, žynys. Kunigas būdavo nuolatos trukdama žmonių, kurie ateidavo ir sakydavo, mano sūnus neklauso manęs, mano dukra nepaklusni. Jis buvo taip trukdama žmonių, kad pastatė akmeninę statulą ir žmonėm pasakė, kada turėsite kokių nors problemų, įmeskit $1 štai čia ir pasakokit savo problemas statulai. Kai kurie darė tai, bet jiem nepatiko išvados, taigi jie sunaikino tą statulą. Taigi jis vėliau padarė dvi, vieną su šypsena ir vieną su ragais, ir pasakė, blogajam išsikeikit, išsispjaudykit, o gerajam dėkokit už esamą padėtį. Tai buvo formos, negyvos formos, pagamintos iš molio ir akmens, ir žmonės kalbėdavo joms visą dieną ir visiškai nebetrukdydavo kunigu. Šventikas galėjo veikti kažką kitą kur nors. Taigi štai kaip atsirado tos ikonos, įstatymai ir visos įmokos. Jėzus vaikščio ant vandens, žmogus vaikščio kosmose, mėnulyje. Taigi šį aspektą jūs galėtumėt naudoti, bet jis nebuvo dievybė. Jis nebuvo dar viena Dievo manifestacija. Nei kiti puikus mokytojai. Puikus mokytojai buvo puikus atsižvelgianti tai, kas egzistavo tuo metu. Arčiausias dalykas, ką jūs galite vadinti tiesumu, yra mokslas. Arčiausias dalykas. Nes ši sistema tikrina dalykus ištisai. Tu ateini su idėja, jie išbando ją. Labiau negu kuri kita sistema. Taip, technologijos daro klaidų, pastatai nugriūna, tiltai lūžta, bet palyginus su kuria nors kita sistema, ji nepalyginamai pranašesnė. Ir vienintelė žinoma sistema, nugabenanti žmonės, kur jiem reikia. Elektros energija duoda energijos šaldytuvam, kuriuose laikoma maisto atsargas. Mokslas ir technologijos išlaisvino daugiau žmonių nuo sunkaus darbo ir vergijos negu bet kuris filosofas ar geradarys. Deja, kai žmonės pamato motiną Teresę keliaujančią ir padedančią žmonėm, jie negali įsivaizduoti keletos dirbančių agronomų, didinančių žemės ūkio derlių kelis kartus, kuris galėtų pamaitinti žmonės, kurie niekada nebuvo maitinami ir būtų mirę iš bado. Jie nesugeba to suprasti. Jie mato, jei parodai normaliam žmogui filmus su tūkstančiais vaikų su sukritusiais pilvais, kenčiančius. Jiem atsiranda gniužulas gerklėj. Bet jei tu nori užsidirbti pinigų, filmuojamas vienas lošas vaikas su ramentais, judantis arčiau filmavimo kameros. Ir kai jis priartėja
prie kameros jie nufilmuoja tekančią ašarą žemyn. Gali užsidirbti daugiau pinigų rodant tai 8 milijonams žmonių. Jie yra bukagalviai, jie yra sąlygoti pritarti naivumui. Tai ne žmonių rasės, aš smerkiu vertybių sistemą, indoktrinacijas, kurios yra pateiktos aukštojo išsilavinimo institucijų. Jos net nėra aukštojo išsilavinimo institucijos, jos yra žalingo žmogaus vystymuisi. Ką jūs vadintumėt sąžiningumu ir sąmoningumu aplinkai ir joje esantiems žmonėms? Aš esu Žakas Fresko, Veneros projekto įkūrėjas iš Floridos. Veneros projektas remiasi tuo, jei nenori karo, jei nenori skurdo, bado, nedarbo, teritorinių ginčų ir kitų problemų esančių visuomenėje. Turime priimti žemę kaip bendrą palikimą, skirtą visiems pasaulio žmonėms. Jei tau nepavyks šito padaryti, turėsi problemas susumuotas įvykiuose, kurių nebepakeisi. Jeigu mes nepasikeisime, turėsime tas pačias problemas vėl ir vėl iš naujo. Veneros projektas yra bandymas suprojektuoti pasaulį, kuriame skurdas, karas, kalėjimai, policija neegzistuoja, nes mes sprendžiame pačias problemas. Veiksnius, kurie formuoja arogantišką elgesį, agresiją, visus dalykus, kurie paralyžuoja mūsų visuomenę ir užkerta kelią augimui. Žmonės turi pavadinimus dalykam. Jei jie pamato vaiką, kuris dar būdamas labai mažas piešia gražius paveikslus, jie sako, šis vaikas apdovanotas, o tai reiškia, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip 6-metis gali nupiešti žmogaus profilį taip tiksliai. Štai ką jie iš tikrųjų sako, jis apdovanotas, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip taip gali būti. Kai žuvis migruoja tūkstančius mylių į nerštavietės, be žuvies, kurių vadovautų, atvertusi pasaulio žemėlapį ir rodytų, kur nerštavietė, tada žmonės tam išranda žodį – instinktas. O tai reiškia, aš neturiu nemenkiausio supratimo, kaip to žuvis tai padaro. Instinktas yra negyvas žodis, garsas, nieko mums nesakantis. Bet žodžiai, kurie sakytų, aš pabandysiu išsiaiškinti, kaip žuvis gali tai padaryti. Taigi jie tyrinėja magnetinius srovės rautus, kurios žuvis seka. Kai tu pradedi suprasti, kad paukščiai gali sekti žemės magnetinės sroves, jei pririštumėt mažą magnetą paukščių prie galvos, jis nebemigruotų, jis susipainiotų. Taigi prieš daug metų atsirado pavadinimas mechanistinis požiūris. Ir žmonės nekentė šio pavadinimo. Mechanistiškas, aš ne mašina, aš iš odos ir kraujo, aš mąstantis, jaučiantis. Jiem tai patinka ir jie atsitraukia nuo mechanistinio požiūrio, o tai žaloja visuomenę be pabaigos. Žiūrėk, tu negalėtum pasukti savo akies į dešinę, nebent raumuo ir nervų ląstelės maitina tą raumenį. Negalėtum apsukti rankos, nebent raumenis sukasi į tą pusę. Tai ir yra mechanistinis požiūris. Mechanistiškų požiūrių teigiame, kad niekas nėra savaime veikiantis. Tai pats sunkiausias dalykas žmonėms suvokti. Pabandysiu tai supaprastinti. Burlaivis negali plaukti, jis išjudinamas vėjo. Augalas negali augti. Tai yra nesąmonė, kuri dar egzistuoja šiais laikais. Augalas reikalauja šilumos, temperatūros, drėgmės, gravitacijos, nors su nematai to sujungimo, viskas yra sujungta. Gyvos būtybės neįgyja žinių ar informacijos kažkokiais tai nežemiškais būdais. Įgyja trenkdamėsi galvą į sieną. Paslysdami ant ledo, tik tada jie suprojektuoja neslystančias sistemas. Pirmiausia, reikia paslysti ant ledo. Ne viena vyriausybė, mano žinomis, kada nors rengiasi ateičiai. Štai kryptis, kurią mes eisime, pasiruoškime socialiniams pokyčiams. Ne, jie nori palikti dalykus tokius, kokie jie yra.
Paklauskite kieno nors, ką demokratija reiškia. Jie mano, kad tai reiškia bendrininkavimą tarp valstybiniuose reikaluose. Taigi aš paklausiau jų, ar jūs iš tikrųjų tikite demokratiją. Jie visada atsakydavo taip. Tada paklausiau, ar balsavai už kosmoso programą? Ne. Ar balsavai už karą Vietname? Ne. Ar tu balsavai už dabar vykstantį karą? Ne. Tai kur po galais tas savo bendrininkavimas? Tai tik iliuzija primesta žmonėms. Jie netgi parenka žmogų, už kurį tu balsuoji. Tam, kad užsitikrintų, kad dalykai pasiliks tokie, kokie yra, nusistovėję. Taigi jie jums paduodami, kad už juos balsuotumėt. Jei mes gyventume demokratijoje, ten būtų 5000 politinių partijų, su skirtingais požiūriais. Tikroje demokratijoje mes tai turėtume. Visų požiūriai būtų išreikšti per televiziją ir radiją. Tu renkiesi ir ją išjungti. Pasaulis, kuriame gyvenate, labai serga. Mes dar nesame civilizuoti. Tol, kol karo mašinos, karo filmai, patrankos priešais mokyklas, bombonešiai, karinės profesijos universitetuose, tai nėra civilizuota. Visi žavisi Džordžu Vašingtonu. Ko jie nežino apie Džordžą Vašingtoną, kad jis turėjo 300 vergų? Kiek iš jūsų apie tai žinojot? Turėdamas 300 vergų, jis dabar būtų areštuotas ir ko neveikiamas. Ir karalius Salomonas turėjo 1000 žmonų, šiandien jis būtų sulaikytas už tai. Trumanas, štai koks prezidentas Trumanas buvo kvailas. Oppenheimeris nuvyko pas jį ir pasakė, na dabar mes turime atominę bombą, gal geriau ją numeskim 30 mylių toliau, kad parodytume japonams, kad dabar turime siaubingą ginklą, geriau nemeskim jos ant miesto. Trumanas atsakė, išvykit jį lauk iš mano kabineto, jis net neleido jam kalbėti. Dauguma žmonių, kuriais jūs šiandien žavitės, yra neišmanėliai. Vyras laksantis su kamoliu futbole, tas pats per tą patį. 1000 žmonių eina pasižiūrėti sporto. Na kasgi čia blogo? Nieko blogo, jeigu jūs užaugintas tokioje visuomenėje. Senovės Romoje žmonės susirinkdavo pasižiūrėti, kaip krikščionis sušeriami liūtams. Savaitę prieš tai liūtams nebuvo duodama ėsti, kad būtų didesnė pramoga. Tada jie nurengdavo krikščionis, kad turėtų dar didesnę pramogą. Ir vaikai sakydavo, tėvelė, ar galėsim ateiti ir kitą savaitę pasižiūrėti, kaip krikščionis sušeriami liūtams. Jie elgsiasi gerai, sūneli. Ar jo tėvas pakvaišęs? Ne. Ar kas nors netaip su vaiku? Ne. Tai normalu toje kultūroje. Kaip ir mes turim dvikovas, vyrai daužo vienas kitam galvą trankydami smegenis. Jie visi tampa protiškai nesveiki laikui bėgant, bet tai normalu šiai kultūrai.
Dalykai, kurie tau yra išugdyti, kad patiktų filmų žvaigždės, telenovelės per televizorių, visa tai mėšlas. Ne vienas iš jų tavęs nieko neišmoko. Jūs turite statulas visų žmonių, kurie išrado įvairius dalykus, padarė gyvenimą geresnį jums, darote statulą žmonių, kurie padarė kažką naudingo, ne karo didvyrius. Aš dirbau Ernstui Etetui, jis buvo laikomas geriausiu iš geriausių pirmajame ir antrajame pasaulinėme kare. Taigi aš paklausiu jo, kaip tu nukovei 70 lėktuvų? Aš niekaip negalėjau suprasti, kaip jisai padarė. Jis pasakė stipriu vokišku akcentu, tai buvo labai lengva. Taip, bet kaip tu tai padarėjai? Aš nuskridau už jų būstinės ir laukiau nevykėlio. Tada jį nudėdavau. Nėra kito būdo numušti 70 lėktuvų. Jei kovotumėt vienodai, galbūt nušautum 2 ar 3 ar 7, bet ne 70. Taigi tie žmonės buvo kalės vaikai, o mes jos laikom karo didvyriais. Jei jūs būtumėt užaugintas Australijoje, sakytumėt, jei būtumėt užaugintas Amerikoje, neišsilavinusių žmonių aplinkoje, galbūt sakytumėt, ar tai tu kalbi, ar tai aplinka paveikia tave? Jūs kalbate apie individualumą, lyg būtų toks dalykas, jo nėra. Jei būtumėt individualus, negalėtumėt susikalbėti su nieko. Jie nesuprastų, apie ką tu kalbi. Jūs labai panašus į kitus žmonės, jūsų klausimai nėra nauji. Aš daugybę metų negirdėjau naujo klausimo, nes mes visi labai panašus. Visi ieško teisybės, nėra tokio dalyko. Visi teisėjai bus areštuojami ateityje, nes jie teisia žmonės nežinodami nieko, kas juos tokiais padarė. Ateityje mes suprasime, kas padaro žmonės tokiais, kokie jie yra. Ir atsikratysime visų sąlygų, kurios gamina nenormalų elgesį. Taigi, jei jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ir iš čia išėję nieko nedarysite, nieko ir nebus. Jei kalbėsit su kitais žmonėmis apie Vynus projektą, yra šansų, kad turėsime sklandesnį perėjimą. Tai nėra tobula, tačiau tai yra žymiai geriau negu tai, kas egzistuoja šiandien, nes viskas visada gali gerėti. Teigiama, kad viskas turi pradžią. Sakoma, kad medžio pradžia sėkla. O iš kur jie žino, kad sėkla yra pradžia? Gal sėkla yra galutinis produktas? Mokykloje jums to nepasakoja. Jie turi jūs padaryti vienodus, kad galėtų jūs kontroliuoti. Kai prasideda karas, jie padaro jūs patriotais. Tokio dalyko kaip tu nėra visai, o žmonės vis kiša savo individualumą. Visa tai nesąmonė. Kol būni jaunas, tavi galva pumpuoja mėšlą, pasakas apie pelenes, krikščionybę. Leiskit jums papasakoti apie kūdikius. Jie gali mokytis technologijų, elektronikos, agrokultūros. Vaikai gali mokytis bet ko taip pat greitai, kai pasako apie milžinus ar pupas. Pakeliui jis sutiko karvę, mumų pasakė karvę, baba pasakė vis. Pumpuojami vaikų galvas tokį mėšlą ir dar tikimės, kad jie užaugs normalus. Kai tu būni kūdikis, jie tavęs klausia, kas tave myli labiausiai pasaulyje, ir tu atsakai, nežinau, tavo mamytė ir tėvelis. Kuri šalis nuostabiausia pasaulyje? Nežinau, mūsų šalis. Kūrybingumas yra žinomo elementų sudėjimas unikaliu būdu. Aš bandau grąžinti jums tą smegenų dalį, kurią jūs praradote mokykloje.
Bandau parodyti jums, kaip veikia pasaulis. Jeigu nori geresnio pasaulio, tai pakelk užpakalį ir padaryk jį tokiu. Ateitis labai skirsis nuo šiandienos. Projektas Venera nėra tik nauji miestai ar nauja architektūra, tai naujas mąstymo būdas. Noriu, kad suprastumėt, jog žmogus atspindi savo kultūrą. Ne vieno kino kūdikis negimė jau mokėdamas kalbėti kiniškai. To jis išmoko tik veikiamas tos kalbos. Paveldėti ar perduoti tokius reiškinius kaip fanatizmas, prietarai, gobšumas neįmanoma. Visa tai yra išmokstama kultūroje ar subkultūroje. Skirtumas tarp serijinio žudiko ir šventojo yra tik aplinka. Ir tą labai sunku priimti, nes tai kelia daug klausimų. Nėra tokio dalyko kaip natūralūs instinktai. Visos tos nesąmonės yra išmokstamos. Tuo sunku patikėti, nes aš tikiu, jog sprendimus priimu pats ir nesijaučiu nieko įtakojamas. Taip atsitinka dėl to, kad įtakojami mes esame nuo pirmų gimimo dienų. Prieš daugelį metų aš savęs paklausiau, kaip mes galime pakeisti pasaulį, kuriame tiek daug skirtingų vertybių, skirtingų žmonių, mąstančių skirtingai. Atsakiau savo, nežinau. Tai pirmas dalykas, kurį reikia išmokti pasakyti. Aš nežinau. Mes nemokame priartėti prie skirtingų žmonių. Kaipgi mes pastatysime protingesnį pasaulį? Aš suvokiau, kad žaidimo taisyklės, pagal kurias veikia ši visuomenė, yra neišmintingos. Yra produktai, yra žmonės, kuriems reikia tų produktų, bet jie neturi pinigų. Senoviško žaidimo taisyklės yra neveiksnios. Dėl to aš pradėjau dirbti ties visuomenės perprojektavimu. Mąstymas ir logika nėra efektyvūs būdai priartėti prie žmonių. Tai padaryti reikia metodais, kuriuos jie supranta. Jeigu nepavyksta, reikia bandyti prieiti iš kitos pusės. Jie supranta, jeigu kažką jiems pademonstruoji. Aš pradėjau klausinėti, iš kur tu žinai, kas yra teisinga. Gal tai tik tavo primesta tiesa? Reikia žiūrėti į bendrą vaizdą. Jie teigia, kad Dievas davė mums nagus tam, kad įkandus vabzdžiui galėtume pasikasyti. Tai kodėl Dievas sukūrė kandančius vabzdžius? Suprantate, viskas tampa painu. Jie sako, mes tikime į gamtą, gamta harmoninga. Kiekviena didelė žuvis ėda už save mažesnes. Kiekvienas organas savo kūne pastoviai kovoja su įsiverdžiančiomis bakterijomis. Ar tai jūs laikote harmoniją? Kosmose yra planetos, kurios sprogsta. Meteoritai, kurie trenkiasi vienas į kitą, taip pat sprogsta. Kokia viso to prasmė ir tikslas? Koks potvinių tikslas? Skandinti žmonės? Jeigu viskame norime ieškoti prasmės, reikia žiūrėti bendrą vaizdą. Žmogus primetinėja savo vertybės gamtai. Monetarinėje sistemoje išlikti padoriu yra labai sudėtinga. Mes norime nutraukti visus nuobodžius, monotoniškus darbus, juos automatizuoti ir taip išlaisvinti žmonės. Ateities valdžioje nebus žmonių, nes kiekvieną kartą patekę į valdžią žmonės susimauna. Jie visi tampa korumpuoti, jiems nuolat mokami kyšiai, jie vėl ir vėl sukelia karus, krizes, depresijas. Jie nėra išsprendę ne vienos problemos. Mašina priešingai neturi jokių ambicijų, ji nenori nieko užgrobti, negali reaguoti emocionaliai.
Tik ji gali susitvarkyti su globalia sistema. Žmogus negali. Per 10 metų Žemę galima paversti antrų rojaus sodų, jeigu tik atsikratytume rankų darbo. Politikai šneka tam, kad gautų palankumą. Mokslininkai, nepaisant to, jog visi tiki, kad Žemė plokščia, sako, jūs klystate. Žemė yra apvali ir štai įrodymai. Jie nešneka tik tam, kad gautų palankumą. Kai išmoksime aukoti savo ego vardan bendrų idėjų, tik tada prasidės tikrasis progresas. Jie nenori, jog tu būtum protingesnis už juos. Egoizmo vedini, jie bando išlaikyti savo lyderių pozicijas. Pasakymas, aš tik eilinis amerikietis, kuris myli šią šalį. Jeigu tau tai nepatinka, maukis čia. Lengvai suprantamas. Būtent dėl to daugelis žmonių į viską žiūri pernelyg supaprastintai, nes taip lengviau suvokti. Elkis teisingai ir viskas. O kaip žinoti, kas yra teisinga? Man priekaištauja, kiekvieną kartą, kai užduodu klausimą, tu skaitai paskaitą. Aš nenoriu paskaitos, duok man atsakymą. Paprastų atsakymų nėra, tai per daug sudėtinga. Kodėl vieni žmonės dirba labai sunkiai, o kiti nedirba visai? Nes jie tinginiai. Aišku. Bet jeigu mes pažvelgsime giliau į dalykus, kurie prie to privedė, kodėl jis vengia darbo? Jeigu mes gilinsimės į esmę, į tuos veiksnius, kurie keičia žmonių elgesį, tai jau per daug sudėtinga.